Viešpaties diena. Šia Biblijos fraze religingi žmonės nusako pasaulio pabaigą. Taip, Armagedoną ar Apokalipsę. Tikriausiai žinote ir Jėzaus grįžtančio ant balto žirgo vaizdinį. Jis turi kalaviją, kad įvykdytų paskutinį teismą. Kiekvienas nori žinoti, kaip viskas vyks. Daugelis tų vaizdinių kyla iš paskutinės Biblijos knygos, tačiau norint juos suprasti, dėrėtų grįžti prie pirmosios. Pasakojimo pradžioje stebime Dievą, kuriant nuostabų pasaulį, kurį jis paveda žmonėms valdyti jo vardu ir suteikia tam galią. Bet žmonės gundo paslaptingą nežmogišką būtybę, žadanti jūs patys galite nuspręsti, kas gera ir kas bloga. Galite stoti Dievo vieton. Jie taip ir padaro, o visi tolesni pasakojimai kalba apie pašlyjusius santykius ir iš to išplaukiantį smurtą. Šis pažadas sukelia milžiniškų problemų. Dabar visi turi saugotis ir kovoti dėl išlikimo. Žmonės naudojasi mirtimi kaip ginklu, kad įgytų galios. Tai veda prie pasakojimo apie Babilono miesto statybas. Hebrajiškai Babel. Visi sueina draugien iškelti savęs į Dievo vietą. Dievas žino, kaip tai pražūtinga. Visa kultūra savaip įvardyjanti gėrį ir blogį lyg būtų Dievas. Todėl Dievas sumaišo jų kalbą ir juos išsklaido. Nuo čia Babilonas biblinėme pasakojime virsta simboliu. Tai vaizdinys simbolizuojantis kolektyvinių žmonių maištą prieš Dievą. Kitą kartą jį pastebime pasakojime apie senovės Egiptą. Faraonas Egipto karalius nusprendžia, kad imigrantai izraeliečiai jam kelia grėsmę. Jis ima žudyti visus jų berniukus, o kitus pavergia. Tikras blogis. Taip, Egiptas tarsi didesnis ir blogesnis Babilonas. Egiptiečiai rūpinasi savimi kitų sąskaitą blogį pervadindami gėriu. Tada Dievas į faraoną atgręžė jo paties blogį. Puikybė jį gena pirmin, kol galiausiai jį praryja mirtis. Po šio didžio išvadavimo izraeliečiai gieda giesmę apie tai, kad Dievas yra jų karžygys, išvadavęs juos iš pikto. Izraeliečiai šį įvykį vadina ta diena. Ta diena, kai buvo išvaduoti iš sugetusių žmonių sistemos. Nuo tada izraeliečiai kasmet švęsdavo tą tautos išvadavimo dieną, valgydami simbolinį valgį paaukotą avinėlį. Tai vadinama perėjimu. Galiausiai Izraelis įsikūrė savam krašte, turi savo karalius ir susiduria su naujais priešais. Buvusi Viešpaties diena kasmet švenčiama per perėjimą pradeda kurstyti tautos viltį, kad Dievas vėl duos tą dieną, kad išgelbėtų Izraelį nuo naujų grėsmių. Kalnuose gyveno avių augintojas vardu Amosas. Dievas jį paskyrė pranašu, kad paskelbtų Izraeliui pribloškiančią naujieną. Dievas yra paskyręs dar vieną Viešpaties dieną savo priešams. Šį kartą taikinys yra pats Izraelis. Ką? Deja, Izraelio vadovai irgi patys ėmėsi spręsti, kas yra gera ir kas bloga. Dėl to suvešėjo sugedimas ir smurtas. Dievo tauta pasidarė kaip Babilonas, engėmėjai patys virtongėjais. Babilonas atrodo lyg spąstai, iš kurių niekas negali ištrūkti. Taigi Viešpaties diena ištinka Izraelį. Jie užkariaujami, paimami į nelaisvę ir išvaromi tremtin. Nuo to karto Izraelis be paliovos kentė įvairių tironiškų imperijų priespaudą. Tokioje aplinkoje gimė Jėzus. Jo dienomis Izraelį engė Romos imperija. Ar Jėzus stos prieš Romą ir ją nugalės? Ne. Jėzus tikruoju priešu laikė tą paslaptingą nežmogišką blogį. Ta pati, kuris suviliojo Babiloną, Egiptą, Romą ir Izraelį. Visa žmonija patikėjo blogio duotų galios pažadu. Štai kam Jėzus vienas priešinosi dykumoje, kai buvo gundomas panaudoti savo galias savo labui. Tačiau jis nepasidavė. Vėliau Jėzus stojo prieš blogio padarinius kitų gyvenimuose. Jis užsiminė, kad keliausi į Jeruzalę švęsti perėjimo. Ten jis paskutinį kartą stos į kovą prieš Izraelio ir Romos blogį savo mirtimi. Mirtimi? Tai panašu į pralaimėjimą. Jėzus leido blogiui išlieti ant jo visą savo jėgą, panaudojant vienintelį turimą realų ginklą – mirtį. Jėzus žinojo, kad Dievo meilė ir gyvybė yra galingesnės, kad blogį jis gali įveikti tapdamas perėjimo avinėliu, atiduodamas savo gyvybę iš meilės. Tądien kai kas pasikeitė. Nugalėjęs blogį, Jėzus atvėrė naują kelią kiekvienam norinčiam ištrūkti iš Babilono ir atrasti tą naują galią, naują kitokį būdą būti žmogumi. Vadinasi, kai kas pasikeitė, bet blogio jėga juk vis dar puikiai gyvuoja. Mes toliau statome naujas Babilono versijas. Todėl paskutinė Biblijos knyga Apreiškimas nurodo galutinę Viešpaties dieną ateityje. Tada Dievo karalystė stos prieš didįjį Babiloną, visų sugedusių pasaulio tautų įvaizdį.
Taigi kalbam apie Armagedoną, paskutinį teismą. Kaip visgi Jėzus pribaigs blogį? Na, ne visai taip, kaip tikėtumėsi. Apreiškimo knygoje pergalingą Jėzų simbolizuoja krauju apsrūvęs aukojamas avinėlis. Kai Jėzus pabaigoje vėl pasirodo ant balto žirgo, kad susiremtų su blogiu, matome, jog jis dar prieš mūšį prasidedant yra jau kruvinas. Jau kruvinas? Koks keistas įvaizdis. Taip, nes Jėzus netrokšta mūsų kraujo. Jis nugalėjo savo krauju, mirdamas už savo priešus. Jo burnoje kalavijas, simbolizuojantis Jėzus valdžią nurodyti gėrį ir blogį. Jam turėsime atsiskaityti, kai jis galiausiai visiems laikams įves teisingumą. Vadinasi, šiuo metu viešpaties diena tai kvietimas priešintis Babilono kultūrai? Ir pažadas, kad vieną dieną Dievas išvaduos mūsų pasaulį iš sugedimo ir padarys tą naują dalyką, kurį yra paruošęs.